Visiems labas ir mes šiandien, aš, nufilmavau, kaip mes su Didžiai Blue ėjom žudyti drakono ir aš noriu kelti video, tai dabar, manau, tik dėl šitas MP, ar serverio, kaip jūs pasakysit, taip nepablogės, aš turbūt kelsiu ne tik šeštadienį, ne tik penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Gal kelsiu ir kitos savaitės dienas, gal ne, pažiūrėsim. Nes ten daug lore, aš nelabai jame esu, bet, jeigu noriu pamatyti viską, tai eikit į Blue 74 kanalą, tai, pradedam. Filmuoji. Aš biškai skipinsiu, nes... čia negalim skipinti, bro. Jis irgi filmuoja. Čia nieko tokio ypatingo nebuvo, mes tiesiog vaikščiojom, laukiam kol tą... aš jame parašiau, bet jis yra toks lucky. Aš jam daviau 16... Jis neturėjo enderpearlų, gal turėjo, bet nenorėjo panaudoti. Jis turėjo 16 enderpearlų, aš daviau jam 16 enderpearlų, jam. Ir per visą laiką jam nesulūžo nei vienas. Biški kokius ten, man atrodo, 2 pametėm, nes tingėjom paimti, bet jis nepraradė nei vieną. Tai tik tą pasakau, tavo lakas, jeigu tu žiūri šitą, tavo lakas yra insane. Mes čia daviau tiesiog... Buvom, tiesiog vaikščiam. Jis buvo su deimentinė armūro, aš buvau su netherite'iniu, nes aš kaip ir buvau tą. Tai, kai jūs šitą video žiūrit, jeigu žiūrite, mano koja gipsė, tai aš sėdžiu namie. Bet, sėdžiu namie, tai aš turiu daug laiko, tai aš žaidžiu šitą serverį. Tai šitas video nufilmuotas, kada man buvo koja gipsė, tai aš neturėjau ką veikti, todėl aš ir grindinau netherite'ą. Vieną dieną, kai aš prisijungiau, gal 2 dienas prieš šitą filmavimą, po šito filmavimo, jis sakė, jūs galit nebegrindinti, kitoj komandai, kuris bando mumis nužudyti. Sako, jūs galit nebegrindinti. Aš jam nieko neatrašiau. Aš nežinau, ar mes baigsim. Aš turiu tiek daug tą. Gerai, dabar tiesiog mes einam, aš jums parodysiu, kur yra geriausia. Jo, man čia pradėjo lagint for no reason. Jo, tai mes plaukėm į šitą pusę. Ir paskui jis metė enderpearlą. Kur čia? Kada jis metė enderpearlą? Jo, ir jis mums tiesiog apsisuko. Tai reiškia, mes jau varom į kitą pusę. Reiškia, mes praėjom. Ir to mes supratom, čia po vandenį yra tas kažkoks strongholdas. Jūs pažiūrėkit į šitą. Pažiūrėkit į šitą inventorių. Aš buvau taip apsigirinęs, aš paėmiau portalą tą. Viską tai. Bet mano ender chest'e, nes prieš visą šitą buvo tiek daug dalūto, tai aš nepasiėmiau, nes viskas, ką jūs čia matot, jis neturėjo būti. Man pasakė prieš kelias savaitės, kad žudysim drakoną, kai bus kova. Tai tipo jų komando Vasario, ar ten da kažkaip pavadinti, ir Didžiai Blue, kur aš esu. Tai Didžiai Blue ir aš prieš Vasarį ir jo šokį kitą draugą. Mes turėjom visi 4 įeiti į tą ir ten susikauti, bet jis tiesiog vieną kartą prisijungė į serverį ir pasakė, davai, einam žudyti drakoną. Aš sakau, be jų ir jie sako, jis tik tais mums problemų sudarys. Ties aš nesiskundžiau, aš variau iš karto. Gerai, toliau varom. Mes kokias 5 minutės neieškojom to strongholdo, tiesiog paskui tiesiog jį radom. Aš radau spawnerį kažkaip. Čia tipo, pažiūrėkit.
Jis davė manais. Nu, aš jam daviau. Žiūrėkit. Jis sakė mum įsiskirstyti, kad daugiau šansų būtų. Nu ir daug. Ir aš tiesiog ėjau be jo. Ir aš radau va tokį. Aš radau spawnerį, kuris buvo visiškai Ne. Spawneris turėjo būti visą šitą va platformą, bet į Strongholdą sudavė. Tai buvo tik tais vienas čestas. Ten nieko gero nebuvo. Gerai, varom toliau. Paskui mes radom ir įvarėm į endą. Bet jūs matot, čia ne tik aš tai nufilmavau. Tai mes žaidėm, vandenį naudojam, ten viską. Aš bandžiau su strėlėm, su va tokiais crossbow jį nužudyti, dar damage tai labai mažai. Paskui aš supratau, aš atidariau, koks buvo, atsimenat mano lootas, va dabar ant ekrano matau, koks buvo lootas. Pažiūrėkit į šitą lootą, viskas šitas turėjo būti karui. Aš paskui pasakysiu, ką šitas TNT marka ar tai norėjo. Aš taip norėjau, aš buvau viską paruošęs šitam, kad būtų tas. Šitas, aš nežinau kaip. Kodėl aš negalėjau paimti šitų minecartų, aš nežinau, kažkas buvo buginė, man atrodo, su drakonu. Bet paskui aš galėjau. Ir aš praradau vieną dabar, aš praradau. Tai, šitie TNT minecartai turėjo būti tam kovai, kad tipo, mes bėgiotum, aš padėčiau tą, jį fishing rodinčiau ir paskui tą, aš dar neturėjau tiek laiko fishing rodai pasidaryti, bet visgi nieko nepavyko, tai, bet aš nesiskundžiu, mes nužudėm jį, gavom viską tai, radom, bet pažiūrėkit šitą lucky spawn, mes tik atsiradom ir prie mūsų iš karto buvo šitas, jis nebuvo su šipu, bet čia yra vis tiek insane. Tai mes neradom, mes bandėm ieškoti. Ir paskui jis pasakė mums įskirstyti. Aš tiesiog bėgiojau ir bandžiau atgauti ir gauti elytrą. Ir aš daugiau nieko kaip ir nepadariau. Paskui mes vėl susitikom ir jis man norėjo duoti, nes jis rado elytrą. Ir jis paskui man norėjo duoti elytrą, bet aš sakiau, ne, pasilik. Tai vėliau, kai aš jums kažką pasakysiu, tai buvo mano blogiausia mintis, kad aš nepasimčiau tą litrą. Paskui aš radau endą šitą radau, bet nebuvo irgi to. Aš tiek jį ėjau, kad gauti tų šilkerių, nes aš norėjau šilkerio boksą. Aš gavau landžą ir man žiauriai patinka, aš vis dar jį turiu. Jis man žiauriai padėjo su šitą kelionę. Paskui aš išjungiau, aš paskui neparodžiau. Tai gerai, aš dabar pasakysiu jums, kas buvo toliau. Tai aš background'e įdėsiu tą fightą, kad jūs pamatytumėt. Čia kad. Tai gerai, ką aš jums dabar pasakysiu. Tai tas yra dalykas, aš radau elytrą, bet čia jau buvo prieš. Aš eidamas kokias po šito filmavimo 20 minučių, man rodos, sustabdžiau ir radau, ir jis man parašė, ir jis disconnectino. Aš nežinau kodėl, paskui jis prisijungė ir aš pamačiau GG Blue 74 mirė voide. Jis prarado elytrą, tai va todėl aš sakiau, čia buvo blogiausia mano mintis nepaimti tos elytros, nes jeigu jis būtų man davęs tą elytrą, jis nemanau, kad jis nebūtų miręs jis nebūtų miręs voide su elytra ir mes vis dar turėtume elytrą. Bet paskui, kai jis mirė, jis pasakė, jis nebenori žaisti, aš visiškai suprantu, man irgi būtų tokia pat depresija, arba gal jis ne dėl to, net jis tiesiog nebenorėjo. Tada aš tiesiog paėmiau, jis vis dar žaidžiau ir vėl bėgioju kokias 10 minučių ir radau N-shipą pagaliau.
ir gavau savo litrą. Savo litrą. Paskui aš sakau, da biškai pabūnam, nes aš vis tiek neturiu ką veikti, aš vis tiek namie sėdžiu ir aš norėjau jam gauti litrą, nes jis prarado. Ir radau, grinai, kokį 50 blokų nuo tenais, kur aš radau litrą, buvo dar vienas enčipas ir iš karto gavau. Tai aš jam parašiau iš karto, jis pasakė ačiū. Paskui aš grįžau atgal į Overworldą. Ir aš radau End Gateway, įėjau jį ir paskui atėjau čia vėl. Čia aš nesupratau, ką jis pasakė strėlių, nes aš čia durnas. Tada aš tiesiog paėmiau Ender Drakono kiaušinį ir tiesiog grįžau namo, jam padariau armorą, daviau netherite'o biškį, kad jis pasidarytų, nes jis matimoj, nu, aš tikiuosi jis niekada manęs nebetrejins. Būtų labai gerai, būtų labai kietai. Tai, jo, aš paėmiau Ender Drakono kiaušinį, Vasaris nemanau, kad tą žino. Aš, man atrodo, tiesiog save spoilinau, kad aš turiu tą. Bet ačiū Dievui, aš tiek durnas, aš Ender Drakono nepasidėjau savo bazėj. Aš į tiesą sakau, man nesvarbu, kad Vasarį tu žiūri, jeigu nežiūri, tikiu, jis turbūt nežiūri, nes jis tiesiog, jis tik tas GG Blue žiūri. Tai, jo. Tai ką dar pasakyti, aš turėjau kiaušinį, aš jį padėjau, aišku, į mano vietą, kur aš žinau, kad jis yra, bet jis visai tolokai, nu, mano bazės, nu, pem. Visai tai normaliai. Paskui aš tiesiog čia po toli, tą pačią, man rodo, dieną, jau vakare, jie abu susivarė, nu, ten kažkokie Badlanduose, jis pasakė ir paskui aš atskridau ir jis mane išvarė, kad jis nenori matyti manęs jo teritorijai, nors aš jį dar nei vieną kartą jo nenužudžiau. Tai, aišku, šitam visam recordinge aš buvau ant savo kito accounto, nes aš ant tenais visada būdavau, filmuodavau, man atrodo, visus davo video ir matysit ant to accounto, nes ten mano kaip yra accountas, kurį aš naudoju. Tai, ką galiu pasakyti, GG, aš turiu, mūsų teamą turi Ender Drakono kiaušinį, aš jums nesakysiu, kuris tiksliai yra, nes description'e viską bus prisijungimai į šitą accountą, GG Blue tas kanalas, tai jungkitės, prisijungėt prie mūsų ir mes nužudom juos. Jo, jis mane, gerai, toliau apie tą Badlandus. Jis mane tiesiog išvarė, aš tiesiog nieko nepadariau, aš jo nespėjau nužudyti, nieko jam nedariau. Aš vieną kartą buvau jų bazėj, kur buvo GG Blue, kurie buvo susikovę. Per jo, jeigu jį žiūrėti jo video, ir ten buvo parašyta kažkoks šilvas, kada prasidės karas, ir jis sound efektą pridėjo brr, nes jis man nieko nesakė. Tai jo, tą laiką toj bazėje aš atėjau po kokį, kelių minučių, GG Blue buvo FK, jie ten buvo tas Vasaris ir jo teammate'as, jo draugas, bet, what can I say, aš jo nenužudžiau, aš net jų nieko nepaliečiau. Nu, biškai padėjo, jis man trenkė vieną kartą, aš jam irgi biškai trenkiau, bet ne taip tokį stiprų. Ir paskui tiesiog paėmė ir jo šunis pradėjo mane atakuoti ir jis pradėjo man grasinti, kad baigi mano šunį daryti. Aš nekaltas, tu man trenkėjai. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote, vartų tą serverį, prisijungėt į mūsų teamą, arba sukuriat savo, bet nemanau, kad jums leis. Visiems geros dienos ir visiems iki.